Mūsų santykiai iš tikrųjų per paskutinį jau beveik dešimtmetį yra labai stipriai pagerėję. Bet man tai primena tam tikrą istorijos pasikartojimą, nes iki to laiko visi kalbėjo, kad tuo metu, kai Lietuvoje buvo prezidento Adamkum, kad tai buvo tokio auksinių santykių dešimtmetis. Ir mes žinom, kad po to auksinių santykių dešimtmečio atėjo net ne sidabrinis ir net ne bronzinis laikotarpis, o laikotarpis, kuris dažnai buvo įvardyjamas kaip šaltoji taika. Tai mano supratimu, nepaisant to, kad tam tikros problemos yra išspręstos, kai kurios problemos yra dar ir toliau neįspręstos ir spręstinos, tai jokiu būdu mums reikia pasimokyti, negalima nustoti ir mums reikia pasimokyti iš prezidento Adamkaus laikotarpio arba to laikotarpio, kas buvo po to. Nes santykiai tarp valstybių tai yra kaip ir santykiai tarp žmonių. Net ir su draugais reikia tuos santykius puoselėti. Ir šiaip, nors mes savo laiku ir dabar labai dažnai bandėm kalt į galvą politiką vieną tokią labai paprastą taisyklę, kad jeigu jūs laikot, kad Lenkija yra Lietuvos strateginiai partneriai, o dėl to dabar niekas neabejoja, tai įvairių partijų uždavinys yra vienaip ar kitaip į šitą procesą įsitraukti ir kad politinės valdžios pasikeitimas kaimyniniai šaly neatrodytų kaip tam tikra katastrofa. Tai dabar kažkuria prasme šitie santykiai po rinkimų Lenkijoje, jie iš tikrųjų kažkuria prasme važiuoja ant buvusio įdirbio, bet iš tikrųjų, sakykime, tokio betarpiškų kontaktų, kurie galėtų, sakykime, labai stipriai pastumėti kai kurios dalykus į priekį, jų iki šiol nėra. Wojna na Ukrainie rozpoczęła się w 2014 roku i dosłownie kilka lat później, w 2017 roku, relacje polsko-litewskie tak naprawdę poprawiły się. Z tego zimnego pokoju stały się strategicznym partnerstwem. Na to bezpośredni wpływ miała tak wojna na Ukrainie, aneksja Krymu, wojna na Donbasie, ale też oczywiście fakt, że litewskie elity zrozumiały, iż trzeba też rozwiązywać problemy tutaj mniejszości narodowych na Litwie, żeby nie doszło do powtórki tego scenariuszu donbaskiego na przykład. I zrobili pierwsze kroki, rozwiązały jakieś pierwsze problemy, potem następne i myślę, że to była ta podstawa, która pozwoliła na odnowienie strategicznego partnerstwa pomiędzy Litwą i Polską. Reikia įsisąmoninti vieną tokį paprastą dalyką, kad Lietuva negali leisti savo tokios prabangos palaikyti santykius tik tai, sakykime, su viena kuria nors politinė jėga. Tam Lietuvoje turim pakankamai nemažai ir partijų opozicijoje ir reikia, kad į šitą bendradarbiavimą įsijungtų ne tik tai vyriausybės, ne tik tai, sakykime, aktyvūs piliečiai, bet ir kitos partijos, kurios nebūtinai yra valdžioje. Tada galbūt iš tikrųjų mes neturėsim tokių tuščių laikotarpių, kada reikia iš naujo ieškoti, sakykime, kontaktų tarp žmonių, reikia iš naujo megzti tuos kontaktus. Ir tada tokia, sakykime, visapusiškas bendradarbiavimas, jis garantuotų tų tylos minučių, kurios dažnai atsiranda besikeičiant valdžiom, sutrumpinimą ir tada tie santykiai klostytųsi žymiai normaliau. Bet tai, ką aš čia sakau, tai yra politinė ambicėlė, kurios dėja mūsų politikai iki šiol nėra iki galo išmokę. I oczywiście ta pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainie w 2022 roku, ona tylko wzmocniła te podstawy do polsko-litewskiego strategicznego przymierza, które zostały położone kilka lat wcześniej. I oczywiście, że my widzimy, że teraz te nasze cele jeszcze bardziej są wspólne niż były przed 2022 rokiem. Także ja sądzę, że niewątpliwie
te wyzwania związane tak z wojną na Ukrainie, jak i coraz bardziej wzmagającym się rosyjskim imperializmem, one bezpośrednio wpływają też na dobre relacje pomiędzy naszymi krajami, ponieważ kraje to nie ludzie. Tutaj nie można mówić o miłości, można mówić wyłącznie o wspólnych interesach. I tak się składa, że interesy Polski i Litwy są wspólne w tej chwili i to wzmacnia naszą strategiczną relację. Mes mokykimės vieną kartą iš prezidento Adamko. Ir tiesiog matyti prezidento Adamkaus atsiminimus ir ypač tuos skyrius santykiuose su Lenkijais, tai kiekvienas politikas turėtų savo išsirinkti, gal čia padėtų žurnalistai atrinktų jam ir pasidėti kaip parankinę knygą po stalu, prie savo po akim ir kiekvieną kartą skaityti. Nes tam tikra, sakykime, prezidento Adamkaus sėkmė santykiuose su mūsų Lenkų kaimynais, tai buvo ne vien tame, kad prezidentas gerai sutarė dėl problemų, kurios betarpiškai lietė dvi šalis. Bet prezidentas labai daug šitą atliko tam tikrą moderatoriaus vaidmenį. Tam ir sakykime, sprendžiant santykius su ES įvairiosiom struktūrom. Čia iš tikrųjų prezidento Adamkaus ir išleistos atsiminimuose galima skaityti apie tai ištisus detektyvus. Ir čia, sakykime, santykiuose iš tikrųjų su Lenkijos, su Ukraina. Ukraina irgi yra mūsų dabar labai svarbus partneris. Mano supratimu, Lietuvos vaidmuo galėtų būti gerokai didesnis. Możemy wyobrazić sobie jakiś scenariusz, w którym na przykład w Polsce do władzy dochodzi w tej czy innej konfiguracji konfederacja, a na Litwie nacjonalny susivienimas. I wtedy rzeczywiście współpraca pomiędzy naszymi krajami będzie bardzo trudna. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę, że państwa to nie ludzie. Pomiędzy ludźmi może być miłość, może być nienawiść, natomiast pomiędzy państwami to przede wszystkim są interesy. I ja wierzę w to, że interesy Polski i Litwy jeszcze przez długi czas, wiecznie to jest akurat kategoria nie politologiczna, nie historyczna, ale jeszcze przez bardzo długi czas będą wspólne i dlatego ja nie wierzę w to, że można jakoś bardzo pogorszyć nasze relacje. Nawet jeśli w tej czy innej koalicji, w tym czy innym kraju znajdą się populiści czy jakieś ugrupowania bardzo skrajnie prawicowe. Oczywiście pod jednym warunkiem, że nie będą rządzić w Polsce czy na Litwie ugrupowania wyraźnie prokremlowskie, wyraźnie dążące do skłócenia naszych krajów między sobą. Ja mam nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Man prieš rengiant tą tokią konferenciją skirtą Lietuvos-Lenkijos sutarties 30-mečiui, man teko kalbėti su premjeru Skverneliu tiesiog dėl to paties renginio ir mes neišvengiamai kalbėjom apie Lietuvos-Lenkijos santykius. Tai, visi, ką žino premjerą Skvernelį, tai šitą tikrai niekas nepasakys, kad premjeras Skvernelis yra labai susižavėjęs istoriniais klausimais. Bet tam pokalbį, tam mūsų privačiam pokalbį, tikiuosi neišduosiu paslapties, kai aš užsiminiau apie Voluinę santykiuose tarp Ukrainos ir Lenkijos, tai premjeras iš karto prisiminė, bet aš šitą klausimą žinau. Ir iš karto prisiminėjom keletą epizodų, kai jis matė, kai iš tikrųjų vyksta pakankamai rimti nesutarimai tarp Ukrainos ir Lenkijos dar čia prieš karą. Tada išimdavosi tam tikro iniciatyvos ir kviesdavo Ukrainos, Lenkijos premjerus į Lietuvą ir bandydavo dėl tų tam tikrų problemų kalbėtis tokiam trišliam formate. Relacje polsko-litewskie w dużym stopniu zależą od, tak jak mówiłem, od interesów pomiędzy Polską i Litwą, wspólnych wyzwań, jakie stoją przed naszymi krajami, ale też oczywiście od sytuacji mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie, mniejszości litewskiej w Polsce i mniejszości polskiej na Litwie. Czym te relacje pomiędzy naszymi krajami są lepsze, tym większe są szanse na rozwiązanie tych problemów, które są.
I to my widzimy po prostu w taki bardzo dobitny, oczywisty sposób. Teraz, gdy mamy strategiczne partnerstwo polsko-litewskie, udało się przynajmniej częściowo rozwiązać kwestię na przykład oryginalnej pisowni polskich imion i nazwisk, czy przyjęcia ustawy o mniejszościach narodowych, czy na przykład dofinansowania dla mediów mniejszości narodowych. Więc wydaje mi się, że to jest ta droga, którą należałoby iść i dalej. Nacjonalizm, ksenofobia, jakiekolwiek próby grania na nastrojach przeciwko nawet jednej mniejszości etnicznej czy jakiejkolwiek innej zawsze prowadzą do tego, że można wpływać na te dobre relacje i je psuć. I o ile ja nie wierzę w to, że możliwe jest w Polsce czy na Litwie zwycięstwo ugrupowania politycznego, które będzie tak żerowało na tym nacjonalizmie w sensie politycznym, to zawsze jest możliwe jakieś koalicje, jakieś wpływy tych ugrupowań nacjonalistycznych i właśnie próby psucia tych relacji pomiędzy naszymi krajami. I niewątpliwie to psucie relacji jest w interesie tylko jednej strony, Kremla. I to musimy zrozumieć, że nacjonalizm, niezależnie od tego, w jakie szaty on się ubiera, proukraińskie, pronatowskie, czy antynatowskie, antyukraińskie, on zawsze jest na rękę naszym wrogom, czyli przede wszystkim Kremlowi. Galėčiau šiaip labai daug kalbėti apie nacionalizmo, sakykime, tam tikrus sugrįžimus, bet šiaip jau vėlgi tas tam tikras bandymas pažabot nacionalizmus, jos buvo irgi išplaukę iš Antro pasaulinio karo pamokų ir, sakykime, ir tuo metu susiformavę du blokai, jie tam tikrą prasme, jie abu ignoravo tam tikrą istorinius tuos pasakojimus. Aš turiu omeny komunistinį bloką su Sovietų sąjunga priešaky, kuri šiaip buvo orientuota ne į praeitį, o visų pirma į šviesaus komunistinio rytojaus sukūrimą, bet ir Europos Sąjunga. Visų pirma buvo galvojama, kad ekonominiai santykiai, prekybiniai santykiai čia yra pirmoje vietoje. Bet jeigu mes pasižiūrim, kas tas abi sistemas transformavo ir pakeitė, tai tie patys nacionalizmai. Mes turim, sakykime, kažkuria prasme šitos dvi sistemos, jas kažkuria prasme sugriovė ar netgi reformavo tie patys nacionalistai. Nes viena iš priežasčių tos komunistinės sistemos sugriuvimo tai ir buvo tai, kad nacionalizmas kaip džinas įsiveržė iš butelio. Kitas dalykas, kad tokie, pavyzdžiui, procesai, kaip Vokietijos susivienijimas, be nacionalizmo sugrįžimo, jis būtų neįmanomas. Niewątpliwie traktat polsko-litewski z kwietnia 1994 roku to jest ta podstawa, na której są budowane współczesne, nowoczesne, dobre relacje pomiędzy Polską i Litwą. On zakopał te wszystkie topory wojenne, które były między nami, tą nieufność, jeśli chodzi o historyczną spuściznę, o traktowanie przynależności Wilna itd. I bez niego ja sądzę, że niemożliwe byłoby nie strategiczne partnerstwo pomiędzy na przykład Aleksandrem Kwaśniewskim i Volodasem Adamkusem, ani też obecne strategiczne partnerstwo pomiędzy Litwą i Polską. Kiekviena šita sutartis taip, ji turi svarbę istorinę reikšmę vien dėl to, kad jie šitą inicijavo tokios draugiškos visų pirma kaiminystės, sakykime, santykius. Kitas dalykas, ką šita sutartis padarė, šita sutartis mano galva davė žymiai daugiau lietuviam negu kad lenkam, nes lietuviai visų pirma turėjo keisti savo tam tikras mąstymo būdą. Ir tai keitė santykiai su Lenkija ir visų pirma kažkuria prasme, toli gražu nepilnai pasikeitė požiūris į Lenkų tautinę mažumą. Nes jeigu Lenkų tautinė mažuma buvo kažkas tai tokio šitą svetimo, tai pakankamai tokie sėkmingi visuomeniniai integraciniai procesai rodo, kad tas požiūris iš tikrųjų
labai stipriai pasikeitė.